Sveiki, esu paramedikas Žilvinas Neliupšys. Šiandien norėčiau šiek tiek jūsų dėmesio pasikalbėti apie pirmos pagalbos rinkinį. Žinot, idealiam pasaulyje toks pirmos pagalbos rinkinys jūs per dieną jį turėtumėt pamatyti 3 kartus. Vieną kartą pas save namuose, visuomet toj pačioj vietoj, aiškiai matomoj vietoje. Taip pat antrą kartą turėtumėt pamatyti pas save automobilyje, kairiai vairuotojo kišeniai durelių, ne pas jūsų kaimyną, kuomet jis varo technikinę, bet konkrečiai pas jūs. Ir trečią kartą būtų idealu, jeigu jūs pamatytumėte tokį patį rinkinį pas save darbovietėje ar mokymo įstaigoje, aiškiai matomoj vietoj, maždaug akių lygyje, kur yra taip pat ir galbūt ir gesintuvas, ir gal netgi ir defibriliatorius. Taigi, kas šito magiško rinkinio viduje? Kaip žinia, jis negalėtų vadintis vaistinėlė, nes čia nėra nei vieno vaisto, tačiau jisai gali vadintis pirmos pagalbos rinkiniu. Na ir pradėkim. Pirmas dalykas, kas yra labai svarbus, visuomet, kuomet turite sąlytį su kitų žmogum, ypač svetimų žmogum, skysčiais jo krauju, būtina dėvėti pirštines, privaloma, nes per kraują, per kitus skysčius galite daug visokių ligų atsinešti savo į svečius, kas vėliau gali būti labai liūdna patirtis. Toliau, kas yra labai svarbu, tai yra masyvaus arterinio kraujavimo priemonės, jos yra čia 2, tai yra turniketas. Ką norėčiau, kad tikrai atsimintumėt, tai kad turniketas šitam pirmos pagalbos rinkinyje turi būti išlaisvintas nuo pakuotės. Tai reiškia, jis turi būti išpakuotas. Ir įdėtas jau išpakuotas. Kodėl? Todėl, kad esant masyviam arteriniam kraujavimui iš galūnių, gali atsitikti taip, kad jis trukdys tą pakuotę. Kraujas yra riebus, slidus skystis ir siekiant jį išpakuoti tikrai gaišta daug laiko. Esant masyviam ekstremaliam kraujavimui iš galūnių, kraujo galima netekti netgi per 45 sekundės, po kurio laiko prarasite sąmonę, o vėliau toliau neteksite kraujo, neteksite ir gyvybės. Labai svarbus dalykas. Kasgi dar čia pas mus yra? Taip, mes turime žirklės. Žirklės yra skirtos tam, kad įsiaiškintume, kur yra aiškiai žaizda. Ypač tai yra aktualu, kuomet kalbame apie jungties vietas. Jungties vietos, priminsiu, pas mus yra 3 arba kitaip tariant 6, tai kaklo arterija, pažastis ir kirkšnis. Prasikirpus suradus žaizdas arba ieškant kitų žaizdų, tai tikrai jums padės tokio tipo žirklės. Tai vadinamos traumų žirklės. Jeigu taip atsitiko, kad radom kraujavimą jungties vietose, tai yra kakle, pažastyje ar kirkšnyse, čia mums privalomai reikės tamponavimo tvarsčio. Ten suvaldyti masyvų arterinį kraujavimą įmanoma tik tai tamponuojant. Mokome mes mokykloje, yra programos, taip pat ir pirmos pagalbos kursuose, tamponavimas yra apmokamas, taip gal sakyčiau. Sutamponavus, tokių tvarstukų pas mus čia yra 5, jų tikrai gali visų prireikti, esant dideliai žaizdai. Ir sutamponavus, vėliau keliauja jau pas mumis spaudžiamasis tvarstis. Tai yra taip vadinamas 6 colių sterilus spaudžiamasis tvarstis. Jis keliauja jau sutamponavus į žaizdą ant viršaus. Tai gaunasi sutamponuojam po to tvarstis tiek kaklo, tiek pažasties, tiek kirkšnies arterijose. Pleistriukas be abejo visur yra labai reikalingas. Ypač reikalingas, kuomet naudojam hipotermijos prevencijos plėveles, kada jas reikia sutvirtinti, priklijuoti, taip pat žaizdeles užklijuoti, sutvarkyti. Jūs žinote tą legendą, istoriją, kad mažos žaizdos greitai gali tapti didelėmis bėdomis. Judam pirmin. Turime 2 tokius keistus dalykus maišiukose. Kasgi čia galėtų būti? Atsakau, tai yra gaivinimo kaukutės. Jos naudojamos tuomet, kuomet vykdome gaivinimo algoritmą. Tai atsimenate turbūt visi algoritmą. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Kaukutė dedasi, čia yra nupiešta pacientui į burną ir per šitą pusę įpūtimai daromi pacientui. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai, 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Toliau, hipotermijos prevencija. Na, tai koks ten dažniausiai užduodamas klausimas? Kurią pusę dėti? Tai atsakymas paprastas. Dėkite, kurią norite, bet efektyvesnė yra sidabrinė. Pas mane šitoj vaistinėlėje, šitam pirmos pagalbos rinkinyje, tos plėvelės yra iš abiejų pusių sidabrinės. Taigi, nesuklysite. Tikrai efektyvu, labai daug dėmesio reikia skirti hipotermijai, ypač jeigu žmogus yra be sąmonės arba nukraujavęs. Žinot, dažnai tampa taip, kad hipotermijos prevencija yra kaip nemylima pusseserė, dažnai užmirštama. Kreipkite į tai dėmesį.
dėmesį ir žmogų reikia ne tik apkloti iš viršaus, pašalinti nuo šaldančių paviršių ir apkloti visą iš visų pusių. Tai labai labai svarbu, žinokit, yra. Turime skareles. Tai yra bene pats universaliausias tvarstis. Žinot, esant problemoms, trūkstant priemonių, iš skarelių galima pasigaminti turniketą, galima pasigaminti spaudžiamą tvarstį, galima pasigaminti tamponavimo tvarstį, galima pasigaminti ilgųjų kaulų lūžių įtvarus. Ir žinot, tai tikrai turbūt pats universaliausias tvarstis, jisai būtinai turi būti jūsų pirmos pagalbos rinkinyje ir nemažiau kaip 2. Ir šita vieta mano mėgiamiausia. Tai yra pašaltukai. Juos perlaužius, jie pradeda vėsinti, pradeda veikti šaldyti. Tai artėjant šiltam metų laikui, tai itin yra aktualu. Todėl, kad esant hipertermijai, perkaitimui, tai labai efektyviai galima panaudoti tokius pašaltukus. Kaip pavyzdys, jeigu žmogus perkaito, tempkite jį kiek galima greičiau į pavėsį, duokite gerti jam visaus vandens ir taip pat tokio tipo pašaltukus, jeigu jų neturite, galite naudoti butelį su vėsiu vandeniu ir glausti juos prie mūsų jau minėtų jungties vietų. Tai yra kaklas, pažastis, kirkšnis. Taip labai greitai vėsuma išsivaikščios po visą kūną ir žmogus atvės. Tvarstukai, lipukai, taigi tai tikrai be galo svarbios priemonės yra. Jau prieš tai sakiau, kad tai mažos žaizdelės, kuomet yra mažos, jos gali būti mažos problemos, tačiau neužilgo jos gali tapti didelėm problemom. Labai kreipkite dėmesį į mažas žaizdelės, tvarstykite, valykite ir venkite, kaip sakant, susižeidimų. Na ir paskutinis dalykas, kas tikrai tai, ką aš čia jums prikalbėjau, visą tai galima įsitikinti pirmos pagalbos apraše ir čia yra visi, apie kiekvieną priemonę atskirai yra paminėta, netgi paminėta yra daugiau, kaip atlikti Heimlicho manevrą, esant užspringus, kaip atlikti pirminį gaivinimo algoritmą. Tai visa šita ir dar daugiau čia yra tikrai labai gražiai paminėta ir, žinot, kartais neturite ką veikti, tai tiesiog imkite ir perskaitykite. Ačiū Jums labai.